Tai ką, dar kartą naujiems pasijungusiems labas vakaras. Kaip ir minėjau, esu Stasė Vasilionkienė ir šiandien mes pakalbėsime apie papildomas pajamas, apie tai, kaip mes galime užsidirbti daugiau pinigų. Ir vienas žymus investuotojas, labai turtingas žmogus, yra pasakęs, kad niekada nepasitikėk vienu pajamų šaltiniu. Rinkis mažiausiai 2. O ką dažniausiai darome mes? Mes dažniausiai turim vieną tradicinį verslą ir dažniausiai tai būna mūsų darbas. Ir vos tik tai kažkas tai nutinka su mūsų įmonė ar su mūsų darbu, mes nebeturime iš ko gyventi ir mes pradedame bartis, pyktis, kad mes neturime to, ką turėjome. Tačiau iš tikrųjų visi žymus ir sėkmingi žmonės sako, kad mes patys turime rūpintis papildomomis pajamomis. Robertas Kiyosakis, o tikrai manau daugelis iš jūsų ir girdėjote apie jį, aš atsiprašau. Audronė, aš atsiprašau, vedu prezentaciją, čia atsiprašau, Skype'as neišjungtas, tuoj išjungsiu. Ir Robertas Kiyosakis yra pasakęs, kad mes kiekvienas turim turėti minimum 3-5 pajamų srautus. Warrenas Buffettas sako, kad turime turėti minimum 2. Ir kodėlgi mes turime turėti, ir kada mes nusprendžiam, kad mes turime turėti daugiau tų pajamų. Dabar atliksime mes tokį paprastą testą iš 4 klausimų. Neprašau jūsų, kad jūs atsakytumėte garsiai ar rašytumėte į čatą. Tiesiog kiekvienas pats atsakykit sąžiningai. Pirmas klausimas būtų toks, ar jūsų alga baigėsi anksčiau negu mėnuo? O gal jūsų alga baigėsi vieną kartą į metus? O gal jūsų alga baigėsi per savaitę algos? Antras klausimas būtų, ar jūsų darbe sumoka tiek, kiek esate verti? O gal jums moka iš tikrųjų labai mažai? Trečias klausimas būtų, ar jūsų gaunamas atlygis tenkina jūsų ir jūsų šeimos poreikius? O gal iš tikrųjų jūs dirbate daug ir alga yra iš tikrųjų nedidelė? Na ir paskutinis klausimas, ar jūs turite laiko savo artimiesiems? Ir jeigu tik tai jūsų alga baigėsi anksčiau negu mėnuo, jeigu jūsų darbe sumoka ne tiek, kiek jūs esate verti ir jums trūksta laiko savo šeimai, iš tikrųjų jums verta susirūpinti apie papildomas pajamas. Ir kodėlgi mes turime turėti daugiau negu vieną pajamų šaltinį? Analitikų nuomonė, tai mes turime tą turėti todėl, kad mes sumažintume savo finansinį pažeidžiamumą. Tai yra, nebijotume dėl savo ateities. Ir jeigu tik tai kažkas nutiks su mūsų darbu, mes galėtume išlaikyti tokią gyvenimo kokybę, prie kokios esame įpratę. Ir sutikime su tuo, kad eidami į samdomą darbą, mes padedame kažkam kitam siekti jų svajonių, kažkam kitam įgyvendinti savo svajones, bet ne savo. Ir liūdna statistika yra tokia, kad 57,6% visų Lietuvos gyventojų uždirba nuo 325 iki 600 eurų per mėnesį. Neteko niekur matyti, kiek tame skaičiuje yra žmonių gaunančių minimalią algą. Tačiau aš pati dirbu bankroto srityje ir iš tikrųjų turime nemažai įmonių ir aš iš tikrųjų matau, kad didžioji dauguma gauna minimalias algas. 29,9% gauna nuo 600 iki 1000 eurų algą ir tik tai 0,6% visų Lietuvos gyventojų uždirba 2900 eurų ir daugiau. Vėlgi, liūdna statistika. Esame Europos Sąjungoje ir Lietuva iš visų 28 Europos Sąjungos valstybių yra 7. nuo galo pagal minimalų darbo užmokestį.
Tol, kol nebuvo prisijungusi Albanija, Bulgarija, Rumunija, Serbija, Montenegro, Lietuva buvo paskutinė vietoje. Ir pati neturtingiausia valstybė, kur yra mažiausia alga, yra Albanija ir čia yra minimali alga 184 eurai. Na, o turtingiausia valstybė yra Liuksemburgas ir ten jau minimali alga yra 1924 eurai. Sutikite su tuo skirtumas Lietuvos 325 nuo 1900 su viršum yra ženkliai didelis. Anglijoje ir Anglija yra 7 nuo priekio. Ten minimali alga yra virš 1500 eurų, jeigu matuotume eurais. Tai aš kaip ir sakau, Lietuvoje iš tikrųjų nemoka tiek, kiek turėtų ir kiek mes norėtume. Ir kaipgi apskaičiuojamas tas vidutinis darbo užmokestis? Nes iš tikrųjų dažnai girdime per televizorių, per radiją, kad iš tikrųjų minimali alga yra 700, 800, dar kai litais būdavo, ar 1500. Ir iš tikrųjų tai netitikdavo realybės, nes kaip yra apskaičiuojamas tas vidutinis darbo užmokestis? Tai kai vienas žmogus uždirba 20 000 eurų per mėnesį, o kiti 50 uždirba 350 eurų į mėnesį. Tuomet vidutiniškai visi uždirba 750 eurų. Va, kaip paskaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis. Na ir ekspertai pateikia tokias papildomų pajamų galimybės. Mes galėtume pradėti savo nuosavą verslą, tačiau sutikime su tuo, kad tam reikia turėti pinigų, turėti pradinį kapitalą. Galėtume užsimti tinklinę rinkodarą, tai yra 21 amžiaus verslas. Na ir be abejo galėtume investuoti į žaliavas, į akcijas, nekilnojamą turtą, tačiau čia irgi jau reikalingas pradinis kapitalas. Taigi, ar realu turėti 2900 eurų pajamų per mėnesį? Arba tokių pajamų, kur gauna 0,6% visų Lietuvos gyventojų. Ir tam, kad mes turėtume tokias pajamas, ką mes turėtume daryti? Turėtume dirbti dar daugiau. Turėtume kelti kvalifikaciją arba tapti ekspertu. Galėtume susikurti pasyvių pajamų srautus, tokius srautus, kurie duoda investicinę grąžą, arba galėtume išnaudoti 21 amžiaus teikiamas galimybės, tai yra būtent prieinamas verslo sistemas ir įrankius. Na ir investavimas į auksą, į žaliavas, tai yra vienas iš būdų, kaip mes galėtume susikurti pasyvių pajamų srautą. Ir būtent Global Intergold kompanija pasirinko savo internetiniai parduotuviai produktą auksą. Kodėl būtent auksas? Auksas tai legendinis metalas, tai dievų ir karalių metalas. Auksas daugiau negu 5000 metų jau yra perkamas ir parduodamas ir pragyveno ne vienos valstybės žlugimą, ne vienos civilizacijos žlugimą ir yra turtas nuo neatmenamų laikų prie bet kokios ekonomikos, prie bet kokios politinės situacijos, bet kurioje valstybėje, bet kurioje šalyje. Sutikit su tuo, kad tie, kas turi aukso, jie yra turtingi žmonės. Kas turėjo auksą senovėje? Turtingi žmonės. Kas turi šiandien dienai auksą? Vėl turtingi žmonės. Aš manau, nieko nepasikeis ir ateityje. Tas, kas turės auksą, tas bus turtingas žmogus. Nes aukso vertė kyla ir tiems, kas turi aukso, tai atneša patikimumo, stabilumo, plus papildomas pajamas. Nes, kaip ir minėjau, aukso vertė kyla ir tiems, kas turi aukso, tai atneša patikimumo, stabilumo ir papildomų pajamų. Kitas dalykas, aukso ištekliai mažėja, o paklausa pasaulyje auga, todėl kyla ir aukso kaina. Na ir dabar kokiosgi aukso atsargos yra kiekvienoje šalyje. Iš sudaryto šimtuko pati turtingiausia valstybė, kuri turi didžiausią aukso rezervą, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Toliau seka Vokietija, Italija ir mūsų Lietuva yra 79 vietoje iš šimtuko. Galbūt kas nors žino, kokios yra Lietuvos aukso rezervas? Koks yra? Čia tas neišjungtas, galit parašyti.
Kas žino, kas greičiausias? Niekas nerašo, vadinasi, manau, kad niekas nežino, 5 tonos, 8 tonos. Taip, 5,6 tonos. Taip, Žydrūnas ir Meilė beveik teisingai pataikė. 5,6 tonos. Tai iš tikrųjų yra Lietuvos aukso rezervas. Na ir Lietuvos auksas yra laikomas Anglijoje, Londono banke ir ten mūsų auksas yra įdarbintas. Nes, aš kaip ir sakau, Anglijoje uždarbiauja ne tik mūsų lietuviai išvykę, bet ir mūsų auksas. Ir jisai ten yra įdarbintas tam, kad padengtų savo išlaikymo išlaidas. Na ir auksas, kaip ir minėjau, tai yra realūs pinigai prie bet kokios ekonomikos, prie bet kokios politinės situacijos, bet kurioje šalyje. Tas, kas turės aukso, tas visuomet turės pinigų. Ir aš manau, nei vienas iš jūsų pasakys, kad tai yra netiesa. Na ir kurgi 21 amžiuje galima įgyti auksą? Be abejo, bankuose. Tik tai bankai parduoda ne fizinį, o būtent popierinį auksą. Nes bankai išduoda sertifikatus. Ir kai mes nusiperkame auksą, mums yra išduotas sertifikatas, pačio aukso luitelio mes neturime. Juvelyrinėse parduotuvėse be abejo mes irgi galime įsigyti auksą. Čia jau mes įsigijame fizinį auksą. Ir čia 1 gramas aukso kainuoja nuo 55 iki 95 eurų už 1 gramą. Na ir be abejo, auksą, fizinį auksą mes galime įsigyti internetinėje parduotuvėje Global Intergold. Pasikartosiu ir paminėsiu, kad internetinė parduotuvė prekiauja fiziniu investiciniu auksu. Europinėje ir pasaulinėje rinkoje parduotuvė veikia nuo 2010 metų. Nuo 2015 metų parduotuvė priklauso valdoma ir kontroliuojama anglų kompanijos Global iGold, turinčius ofisus Jungtinėje karalystėje ir Šveicarijoje Ciuriche. Visai netrukus kompanija atidaro dar vieną reprezentatyvinį ofisą Meksikoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad internetinė parduotuvė plečiasi ir būtent didėjant klientų skaičiui kompanija mato būtinybę atidaryti naujus ofisus kitose kontinentuose. Na ir kompanijos paslaugomis naudojasi virš 1 800 000 klientų, virš 200 pasaulio šalių. Kaip matome, klientų yra nemažai ir internetinė parduotuvė prekiauja fizinių investicinių auksų 4 žymiausių pasaulio gamintojų nuo 1 iki 100 gramų. Tai yra 1, 2, 5, 10, 20 gramų uncija, 50 gramų ir 100 gramų. Ir būtent internetinės parduotuvės produktas tai yra aukščiausios prabos investicinis auksas arba 24 karatų auksas, nes auksas dar matuojamas ir karatais. Ir kompanijos tikslas yra, kad kiekvienas paprastas žmogus turėtų galimybę turėti savo nuosavą aukso rezervą. Na ir kokiegi gamintojai, kurių aukso luiteliais prekiauja parduotuvė? Tai yra Ergor Hereusas, Temp ir Municho Sterix. Kaip matome, tiek Hereusas, vokiečių gamintojo, tiek Temp, tai yra Australijos gamintojo, jie rinkoje yra nuo 1800 metų arba nuo 19 amžiaus. Ir kad internetinė parduotuvė prekiauja tokių žymiausių pasaulio gamintojų investicinių auksų, man kaip klientai tai yra pakankamas kompanijos patikimumo įrodymas. Aukso luiteliai yra laminuoti, specialiai laminuoti, jie yra numeriniai ir sertifikuoti Londono tauriųjų metalo asociacijos. Ir būtent misija kompanijos, kad kiekvienas žmogus turėtų auksą, kad nebūtų auksas tik turtingųjų rankose. Na ir kokios galimybės yra būti internetinės parduotuvės? Kiekvienam iš mūsų parduotuvės siūlo 3 galimybės. Ir aš trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš jų.
Pirmoji galimybė, ką siūlo mums parduotuvė, tai yra tradicinis online aukso pardavimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes ateiname į internetinę parduotuvę, nusiperkam 1, 2, 5, 10, 100 gramų aukso už savo nuosavas lėšas ir čia uždirbame nuo to, kaip kinta aukso kaina rinkoje. Jeigu mes žiūrime į ilgalaikę perspektyvą, tai 10 metų laikotarpyje aukso kaina kilo nuo 300 iki 1900 eurų. Šiuo metu aukso kaina yra 1 uncija virš 1400 eurų. Tai yra 10 metų laikotarpyje auksas brango 639%. Tai yra labai didelis kilimas. Na ir krizės laikotarpiu, kuomet visame pasaulyje buvo labai didžiulė krizė, auksas buvo pakilęs iki 1900 eurų už 1 unciją. 2005 metais 1 uncija kainavo 380 eurų. Šiandien dienai 1 uncija kainuoja 1083 eurus. Kaip matome, aukso kaina yra ženkliai pakilusi. Ir jeigu mes prieš 10 metų būtume turėję 10 000 eurų ir būtume laikę banke, šiandien dienai mes plius minus būtume turėję, aš kaip ir sakau, geriausio atveju 11 000. Tačiau pinigai mūsų būtų nuvertėję, nes 10 000 prieš 10 metų ir 11 000 šiandien, iš tikrųjų, turtas būtų nuvertėjęs. Tačiau jeigu mes būtume prieš 10 metų nusipirkę kilogramą aukso, šiandien dienai pas mus būtų likęs tas pats kilogramas aukso. Jis nebūtų nei sumažėjęs, nei susitraukęs, nei aprūdyjęs, nei sugedęs. Tačiau jo vertė būtų pakilusi. Ir mūsų turtas būtų pakilęs nuo 40 iki 60 tūkstančių. Tai būtent investavimas į auksą, į žaliavas, tai yra galimybė ne tik išsaugoti savo uždirbtus pinigus, bet ir padidinti jų vertę. Tačiau internetinė parduotuvė šalia tradicinio online aukso pardavimo siūlo ir sekantį būdą. Už šito produkto rekomendacijas ir plėtrą yra galimybė užsidirbti bonusus, kurie padengia produkto likutinę vertę ir toks klientas aukso luitelius įsigyja ypač patraukliomis finansinėmis galimybėmis. Arba kitais žodžiais tariant, yra galimybė užsidirbti auksą bonusais. Pabrėžiu, užsidirbti. Ir čia yra kelios programos, šiuo metu jau yra 5 programos, kur kiekvienas klientas gali pasirinkti iš būtent jam labiausiai patinkančių programų. Na ir koksgi bonusinės programos tikslas? Kompanijai tai investicinio aukso pardavimas, na, o klientams galimybė užsidirbti bonusus. Tai yra galimybė užsidirbti už bonusus aukso. Ir kiekvienas iš mūsų galime rinktis iš 5 skirtingų marketingo programų. Būtent kiekviena programa leidžia gauti atlygį auksu už rekomendacijas. Ir pradėsiu aš būtent nuo programos veikliems energingiems žmonėms, kurie žino, ko nori gyvenime ir žino, kaip greitai nori gyvenime užsidirbti. Nes sutikime su tuo, kad laikas yra pinigai ir visi mes norime užsidirbti greitai. O būtent Goldline programa ir suteikia mums galimybę užsidirbti auksą greitai. Ir būtent, kai mes nusprendžiame, kad mes auksą norime užsidirbti, mes kiekvienas internetu pasirašome užsakymą. Užsakymas mūsų yra, kad mes įsipareigojame užsidirbti investicinio aukso komplektą, kurio vertė yra 7 000 eurų. Apmokėti mes sąskaitą galime pilnai, nes vos tik tai mes užsiregistruojame, mums yra išrašoma sąskaita. Apmokėti mes galime pilnai, apmokėti galime Visa, Mastercard kortelėmis, galime bitcoinais, kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Jeigu, aišku, turime tuos 7 000 eurų. Jeigu neturime, tuomet mes darome išankstinį apmokėjimą. Tai yra 15% nuo mūsų užsakymo vertės. Tai 15% nuo 7 000 eurų, tai yra 1050 eurų.
kai mes sumokame mūsų išankstinį apmokėjimą į kompanijos sąskaitą, mūsų užsakymas yra pradedamas vykdyti. Ir mūsų užsakymas, 7000 eurų komplekto užsakymas, susideda štai iš tokių dviejų lentelių. Na ir aš kaip ir sakau, kai mes sumokame išankstinį apmokėjimą, mes esame pastatomi į lentelę, į pirmą lygį. Kas yra lentelė ir ką mes turime padaryti, kad mes auksą užsidirbtume? Lentelė susideda iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių pirmas lygis yra 4 vietos, antras lygis yra 2 vietos, trečias lygis yra 1 vieta. Ir žemesnieji lygiai lentelėje yra visuomet užimti, laisvas lentelėje yra tik tai pirmas lygis arba ketvertukas. Ką mes turime padaryti, kad mes auksą užsidirbtume? Tam, kad mes auksą užsidirbtume, mes turime įvykdyti 2 sąlygas. Mes turime praeiti 3 lygius ir turime parekomenduoti šitą internetinę parduotuvę minimum 2 naujiems klientams. Kaip tai vyksta? Geofuturė pakvietė Petrą, Larisa pakvietė Oną ir Redą, užsipildė pirmas lygis, Orchidėja, kadangi jinai stovi 3 lygyje, gauna bonusus ir krenta į antrą lentelę. Lentelė skyla į 2 dalis, Larisas lentelė nueina į vieną pusę, Geofuturė lentelė nueina į kitą pusę, viršum kiekvieno dvejeto susiformuoja naujos 4 vietos, na, o mes automatiškai atsiduriame antrame lygyje. Arba atsiduriam štai tokioje lentelėje, tai yra iš pirmo lygio perėjome į antrą lygį. Pildosi pirmas lygis. Kaip tai vyksta? Pakviečiau aš 2, arba jūs pakvietėte 2, pakvietė Geofuturę, jos pakviestas naujas žmogus vėl pakvietė vieną žmogų, rekomendavo šitą programą, užsipildė 4 pirmas lygis, dabar jau Geofuturė gauna bonusinį apdovanojimą auksu, mes nusileidžiame į 3 lygį. Kai mes esame 3 lygyje, vos tik tai užsipildo pirmas lygis, dabar jau mes išeiname į apdovanojimą. Koksgi tas apdovanojimas? Tai yra 3000 eurų bonusais. Kadangi tai yra internetinė parduotuvė uždirba nuo aukso pardavimo. Ir vos tik tai mums buvo nupirktas auksas, kompanija paėmė 15% nuo mūsų užsakymų. Tačiau šitų pinigų kompanija savo nepasiėmė, o atidavė į lyderių programą, tai yra tiems klientams, kurie aktyviai vykdo veiklą. Na, o už 2550 eurų mums yra nuperkamas auksas ir pastatomas į saugyklą. Už šitą sumą išeina investicinio aukso nuo 69 iki 80 gramų, plius minus. Kodėl sakau nuo iki? Todėl, kad tai priklauso nuo aukso kainos rinkoje. Aukso kaina yra pakilusi, mums yra nuperkamas didesnis kiekis. Aukso kaina yra nukritusi, mums yra nuperkamas mažesnis kiekis. Tačiau fiksuota suma, už kurią perka auksą, yra 2550 eurų. Ką mes galime daryti? Kiekvienas iš mūsų turime pasirinkimą. Mes auksą galime parsisiųsti mūsų nurodytų adresu. Parsiuntimą vykdo JAV kurjerinė kompanija UPS. Be abejo, už parsisiuntimą reikia susimokėti. Ir vienos lentelės, tai yra vienos 60-80 gramų aukso parsisiuntimas kainuoja apie 75 eurus. Kaina priklauso nuo kiekio ir nuo šalies, į kurią siunčiame. Jeigu nenorim siųstis, auksą galime laikyti sertifikuotose saugyklose. Ir jeigu laikome saugykloje, mokame 0,1% į mėnesį. Kiek tai būtų pinigais? 2,5 eurų. Tai aš kaip ir sakau, kavos puodelis kainuoja daugiau negu saugojimas sertifikuotoje saugykloje. Na ir jeigu mes aukso nenorime laikyti, mes turime galimybę auksą parduoti atgal kompanijai. Nes aš pati čia atėjau ne dėl to, kad čia galima turėti aukso. Aš čia atėjau dėl to, kad čia galima pasirinkti arba tu imi auksą, arba tu imi pinigus. Taip, uždirbame mes visuomet auksą.
Tačiau, jeigu man aukso nereikia, aš auksą galiu parduoti atgal kompanijai ir pasiimti pinigus. Ką dabar galiu daryti su uždirbtais pinigais? Pinigus galiu persivesti į savo asmeninę sąskaitą, pabrėžiu, į savo asmeninę sąskaitą, į bet kurį pasaulio banką. Pinigus galiu persivesti į Šveicarijos banko kortelę, nes mes kiekvienas turime galimybę užsisakyti Šveicarijos banko kortelę. Kuo žymi Šveicarija? Be abejo, savo bankais. Ir tai, kad internetinė parduotuvė bendradarbiauja su Šveicarija, su Šveicarijos įmonių grupė ir mes kiekvienas turime galimybę užsisakyti Šveicarijos banko kortelę, man kaip klientai, tai yra pakankamas kompanijos patikimumo įrodymas. Na ir be abejo, mes turime vidinius pinigus. Apie juos aš šiandien kol kas nepasakosiu, tam, kad nebūtų per daug informacijos. Kreipkitės į savo pakvietėjus, jie jums išsamiau apie tai papasakos. Pusė užsakymų mūsų jau yra įvykdyta. 3000 eurų iš 7000 eurų užsakymo mūsų jau yra uždirbta. Toliau mes be jokių apmokėjimų keliaujame į antrą lentelę. Lentelė yra lygiai tokia pati kaip ir pirma, iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių vėl žemesnieji lygiai yra užimti. Laisvas lentelė yra tik tai pirmas lygis. Kuo skiriasi antra lentelė nuo pirmos? Būtinybės reklamuoti ir rekomenduoti nėra. Reklamuojam, greičiau pildosi lygiai, greičiau išeidinėjam į apdovanojimą. Nereklamuojam, greičiau, lėčiau, nes vis tiek išeisim į apdovanojimą. Na ir praėję antrą lentelę, mes uždirbame dar 4000 eurų. Iš kurių vėl 15% eina į lyderių programą arba 600 eurų, na, o už 3000 eurų mums yra nuperkamas investicinis auksas, išeinantis pagal tos dienos aukso kainą rinkoje ir pastatomas į saugyklą. Už šitą sumą išeina investicinio aukso nuo 100 iki 120 gramų. Kiekis priklauso nuo tos dienos aukso kainos rinkoje. Ką su auksu galim daryti? Lygiai tas pats kaip ir po pirmos lentelės. Auksą galime parsisiųsti. Auksą galime laikyti sertifikuotoje saugykloje, jeigu laikome saugykloje, mokame 0,1% į mėnesį. Jeigu mūsų aukso nereikia, auksą galim parduoti atgal kompanijai ir pasiimti pinigus. Pinigus galim persivesti į savo asmeninę sąskaitą, pinigus galime persivesti į Šveicarijos banko kortelę arba išsigryninti vidinių pinigų pagalbą. Viskas, mūsų užsakymas yra įvykdytas. Ir mes turime galimybę arba išeiti iš programos, arba turime galimybę reinvestuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mes informacijoje nenuimame varnelės, sistema supranta, kad mes norime čia dalyvauti ir toliau, tuomet iš mūsų antros lentelės apdovanojimo, tai yra iš tų 3400 eurų bus minusuotas išankstinis apmokėjimas 1050 eurų arba 15% nuo mūsų užsakymo ir mes vėl pasirašome naują užsakymą, vėl 7000 eurų aukso rinkinio įsigijimui. Kuo skiriasi antras, trečias, penktas užsakymas nuo pirmo, jeigu mes reinvestuojame? Būtinybės reklamuoti ir rekomenduoti nėra. Reklamuojam, greičiau pildosi lygiai, greičiau išeidinėjam į apdovanojimą. Tai štai tokia programa yra veikliems, energingiems žmonėms, kurie žino, ko nori gyvenime ir žino, kaip greitai nori uždirbti. Na ir dabar pažiūrėkime, verta ar neverta mums dalyvauti šitoje programoje ir ar naudinga mums pirkti auksą bonusų pagalba būtent šitoje programoje. Kaip ir minėjau, mes uždirbame aukso, kurio vertė yra 7000 eurų. Tačiau mesgi įnešėme išankstinį apmokėjimą arba 1050 eurų avansą. Minusuokime šitą sumą. Ir gaunasi, kad praėję užsakymą mes įsigijame aukso luitų už 5950 eurų. Minusuokime šitos 15%, kur nuo kiekvienos lentelės kompanija paima į lyderių programą ir lieka 4900 eurų. Jeigu padalintume šitą sumą iš mūsų įnešto išankstinio apmokėjimo, gaunasi, kad dalyvavimas šitoje programoje suteikia mums galimybę įsigyti aukso luitelius 4,7 kartus pigiau arba beveik 5 kartus pigiau, negu mes galėtume pirkti tradiciniu būdu. Jeigu paskaičiuotume pelningumą nuo tokio užsakymo, tai yra 470%.
Kai verslininkam parodai šitos skaičiavimus, iš tikrųjų daugelis sako, kad to negali būti. Tačiau, aš kaip ir sakau, patys matot skaičius, o skaičiai niekuomet nemeluoja. Taigi patys matot pelningumą, patys matote, koks yra grynasis pelnas ir kokią naudą mums suteikia dalyvavimas bonusinėje programoje. Tačiau iš tikrųjų daugelis yra žmonių, kurie sako, nu tai programa gera, iš tikrųjų įdomi, tačiau 1050 eurų yra šiek tiek didokas. Ne visi turi, arba kiti sako, nu vad gerai, tu uždirbai auksą, Petras uždirbo, Banga uždirbo auksą, Danguolė uždirbo auksą, o vat aš ateisiu ir aukso nebebus. Tai tokiems klientams, ar tai, kurie neturi tokio išankstinio apmokėjimo, arba kurie nori įsitikinti, kad čia kompanija iš tikrųjų parduoda auksą ir mes čia uždirbame auksą, yra galimybė pradėti nuo GoldSet Multicard programos. Ir šita programa tai yra paruošiamoji užsakymų lentelė. Ir šitos programos tikslas yra padėti žmonėms su mažesniu išankstiniu apmokėjimu užsidirbti atėjimą į Goldline programą. Ir šita programa, Multicard programa, susideda iš vieno pirkimo ciklo, iš vienos lentelės. Lentelė susideda iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių žemesnieji lygiai arba 2. ir 3. lygis lentelėje yra užimti. Laisvas lentelė yra tik tai 1. lygis arba 4. Kai mes sumokame išankstinį apmokėjimą į kompanijos sąskaitą, mes esame pastatomi į lentelę į 1. lygį. Ką turime padaryti, kad auksą užsidirbtume šitoje programoje? Lygiai tas pats. Turime praeiti 3 lygius ir turime parekomenduoti šitą internetinę parduotuvę minimum 2 naujiems klientams ir tą mes turime padaryti bet kuriame lygyje. Taigi, pildosi Multicard lentelės 1. lygis, vos tik tai užsipildė 1. lygis, žmogus stovintis 3. lygyje gauna bonusinį apdovanojimą auksu, mes nusileidžiame į 2. lygį. Pildosi 1. lygis, vos tik tai užsipildė, žmogus stovintis 3. lygyje gauna bonusinį apdovanojimą auksu, mes nusileidžiame į 3. lygį. Kai mes esame 3. lygyje, vos tik tai užsipildo 1. lygis, dabar jau mes išeiname į apdovanojimą ir uždirbame bonus. Jeigu, aišku, įvykdėme sąlygas bonusams gauti. Ir jeigu mes tą įvykdėme, mes uždirbame 1400 eurų bonusai. Iš jų 15% arba 210 eurų eina į lyderių programą, 10% arba 140 eurų yra kompanijos pelnas, na, o mes užsidirbame 1050 eurų ir ateiname į Goldline programą. Ir praėję šitą programą užsidirbame 7000 eurų aukso komplektą. Manęs labai dažnai klausia, nu, aš užsidirbau atėjimą, tai yra praėjau Multicard programą ir atėjau į Goldline užsakymą. Sąlyga yra paprasta. Tam, kad aš uždirbčiau pinigus, turi būti minimum 2 rekomendacijos. Kokie klientai turi ateiti į šitą programą? Ar čia turi ateiti tik tai žmonės, kurie įneš 1050 eurų išankstinį apmokėjimą? Ar čia gali, kaip ir aš, ateiti tie klientai, kurie užsidirbo atėjimą į šitą programą? Kompanija yra visiškai nesvarbu. Ar čia ateis klientai, kurie įneš 1050 eurų? Ar čia ateis tokie patys kaip ir mes, kurie užsidirbsim atėjimą į šitą programą? Tam, kad aš uždirbčiau bonusus, kai aš būsiu 3. lygyje, šitoje lentelėje, 1. lentelėje turės būti mano 2 tiesiogiai rekomenduoti klientai. Tai būtent yra sąlyga paprasta. Šitoje lentelėje turi būti mano 2 tiesiogiai rekomenduoti klientai 1. lentelėje. Ir jeigu mano sąlyga įvykdyta, praėjus užsakymą, aš užsidirbu aukso komplektą, kurio vertė yra 7000 eurų. Na ir kokiegi privalumai yra būtent aukso pirkimo marketingo programoje? Nėra jokio startinio mokesčio. Nėra mokesčių už dalyvavimą. Nėra užmokesčių už pakviestus draugus. Nėra jokių mėnesinių įmokų ar įnašų. Nereikia kas mėnesį būti aktyviam, nereikia kas mėnesį pirkti. Čia mes vienintelį kartą įnešam išankstinį apmokėjimą ir po to jau reinvestuojame. Tai yra mes įnešam vienintelį kartą. Na ir svarbiausia yra garantijos.
Nes nesvarbu, kokio verslo mes imtumėmės. Ar tai tradicinio verslo, ar būtent šito verslo, svarbiausia yra garantijos. Ir čia nėra jokios rizikos. Ir pasakysiu kodėl. Nes 14 dienų laikotarpyje mes nerizikuojame visiškai niekuo. Tai yra 14 dienų laikotarpyje mes turime galimybę nutraukti užsakymą ir mums kompanija grąžins mūsų visus įneštus pinigus. Atėjome į Goldline užsakymą, grąžina 1050 eurų. Atėjome į Multicast užsakymą, grąžino 375 eurų. Tai yra 14 dienų laikotarpyje, pagal vartotojų apsaugos įstatymą, yra grąžinami visi mūsų įnešti pinigai. Jeigu praėjo 15 dienų ar daugiau ir mes padirbę nusprendėme, kad mes nenorime čia būti, mes informuojame pakvietėją, kad mes nedirbsime. Tuomet praėjus užsakymą, pavyzdžiui, jeigu mes praeiname Goldline ir neįvykdėme antros sąlygos, tai yra nepakvietėme 2 žmonių, mums už 1050 eurų yra nuperkamas auksas ir pastatomas į saugyklą. Tai yra už tą mūsų išankstinį apmokėjimą yra nuperkamas auksas. Kompanija net neatima būtent internetinio ofiso aptarnavimo mokesčio. Tai yra, jeigu mes nerekomendavom šitos programos dviems naujiems klientams, už 1050 eurų nuperkamas auksas. Jeigu mes esame Multicast programoje, tuomet praėjus užsakymą mums yra grąžinami 375 eurai. Tai yra, mes nerizikuojame visiškai niekuo. Mums yra grąžinami mūsų įnešti pinigai. Ir kai man žmogus sako, reikia pagalvoti apie ką. Nesėkmės atveju sugrįžta mūsų įnešti pinigai arba auksu, arba pinigais. Čia kaip ir banke. Padėjau tam tikram laikotarpiu pasaugoti, nemoku už aptarnavimą, praėjus tam tikram laikotarpiu, arba praėjus šiuo atveju mūsų atveju užsakymui, mums yra grąžinami mūsų 375 eurai. Sėkmės atveju mes uždirbame aukso, kurio vertė 7000 eurų. Tai aš kaip ir sakau, rizikos nėra, nesėkmės atveju atsiimam tai, ką įdėjom, sėkmės atveju uždirbam aukso, kurio vertė 7000 eurų. Dar kas prie garantijų, tai yra tai, kad mes uždirbame auksą. Mūsų produktas yra auksas. Negenda, nerūdyja, neišeina iš galiojimo. Aš kaip ir sakau, tas, kas turi aukso, tas visuomet turės pinigų. Auksą galime parduoti atgal kompanijai ir po metų, ir po 2, ir po 5 metų, jeigu bus nepažeista pakuotė. Na, jūs pabandykite kitoje tinklinio marketingo kompanijoje parduoti atgal kompanijai, pavyzdžiui, maisto papildus arba kosmetiką. Sakys, baigėsi galiojimo laikas ir nepriims. O čia kompanija garantuoja šitą aukso supirkimą iš savo klientų būtent pačiomis geriausiomis kainomis. Ir aš sakau, kad tai yra nuostabios garantijos ir iš tikrųjų mes kiekvienas turėtume užsiimti šituo verslu. Na ir trečioji galimybė, ką siūlo kiekvienam iš mūsų kompanija, tai yra lyderių programa. Labai trumpai perbėgsiu ją, kad turėtume laiko naujoms programoms. Ir dabar kas tai yra lyderių programa? Ir kada mes ją išeiname? Tai kai aš praeinu ir gaunu pirmąjį apdovanojimą, ar tai standart programoje, ar tai Goldline programoje. Mano 2 tiesiogiai rekomenduoti klientai gauna pirmąjį apdovanojimą ir mano 2 tiesioginių, jų 2 tiesiogiai rekomenduoti klientai gauna pirmąjį bonusinį apdovanojimą. Tuomet aš išeinu į lyderių pirmą lygį. Ir būtent lyderių programos tikslas yra galimybė lojaliems kompanijos klientams gauti pelną būtent už pagalbą naujiems klientams ir už jų mokymą. Na ir būtent išėjimas į lyderių programą yra tik tai per Gold Set programas. Jeigu mes naudojamės ir perkame auksą tik tai už savo nuosavas lėšas, tuomet į lyderių programą mes niekomet neišeisime. Na ir lyderių programoje yra 15 lygių ir priklausomai nuo lygio mes uždirbame nuo
50 eurų iki 450 eurų pasyvių pajamų už kiekvieną uždarytą lentelę mūsų struktūroje. Kiekis uždirbtų pasyvių pajamų priklauso nuo lygių. Na ir trumpai pristačiau dvi pagrindinės programas. Na ir dabar, manau, visiems iš tikrųjų įdomu apie naujasias programas, nes iš tikrųjų nuo šių metų gegužės 11 dienos startavo nauja programa, nes kompanija pradėjo gaminti savo nuosavus aukso luitelius. Per 6 metus kompanija išsiplėtė iki tokio lygio, kad kompanija pati pradėjo gaminti savo nuosavus aukso luitelius. Juos sertifikavo Londono tauriųjų metalų asociacijoje ir būtent 2 naujosios programos buvo sukurtos kompanijos būtent reklamavimui ir pardavimui nuosavų aukso luitelių. Ir 2 naujos programos, tai yra GoldSet Global Smart ir GoldSet Global Pro. Na ir kokios čia programos? Ir pradėsiu aš nuo GoldSet Global Smart. Čia lentelė yra kaip ir multicard programa, tai yra išankstinis arba paruošiamasis užsakymas būtent Pro programai. Ir šita programa susideda iš 7 vietų, iš 3 lygių, iš kurių vėl žemesniai lygiai yra užimti, tai yra 2 ir 3 lygis. Laisvas lentelė yra tik tai 1 lygis arba 4. Tam, kad mes uždirbtume bonusus, mes turime praeiti 3 lygius ir turime parekomenduoti šitą internetinę parduotuvę minimum 2 naujiems klientams. Tai yra sąlygos paprastos. Kuo išskirtinė šita programa? Tuo, kad čia, būtent kai mes esame 3 lygyje, tai yra esame Jono vietoje, yra galimybė uždirbti bonusus dalimis. Ir čia mūsų užmokestis yra paskirstytas į 2 dalis ir vos tik tai užsipildo pirmas blokas, nes mūsų pirmasis lygis yra suskirstytas į blokus, ir vos tik tai užsipildo pirmas blokas, ar tai šis, kurį pažymėjau, ar tai kitas, Jonas gauna pirmąjį savo apdovanojimą. Tai yra dalį savo apdovanojimo. Vos tik tai užsipildo antras blokas, Jonas gauna antrą dalį savo apdovanojimo. Jeigu prieš tai programuose mes gauname bonusinį apdovanojimą, kai užsipildo visas 4, šitoje programoje, tai yra Smart programoje, mūsų uždarbis yra išskirstytas į 2 blokus. Tai yra užsipildžius vienam blokui, mes uždirbame 450 eurų. Tiksliau, mes uždirbame 500 vienetų, kreditinių vienetų, iš kurių 50 eurų yra paimama už avansinį apmokėjimą ir gaunasi, kad už vieną bloką mes uždirbame 450 vienetų. Ir būtent, kai tik tai mums yra kai priskaičiuojamas užmokestis, mes turime galimybę. Tai yra, turime 3 pasirinkimus. Turime galimybę nusipirkti auksą, turime galimybę reinvestuoti ir dalyvauti Smart programoje, arba turime galimybę pereiti į Pro programą. Tai yra, dar neuždarę Smart programos, mes turime galimybę pereiti į Pro programą ir kai užsidarys antras blokas Smart programoje, mes uždirbame dar 450 būtent bonusų, už kuriuos po to yra perkamas auksas. Be abejo, kompanija pasiima 15%, lygiai taip pat kaip ir Smart standard, tai yra multicard programoje, kaip Goldline programoje. Na ir sąlyga, kaip ir minėjau, 2 tiesiogiai rekomenduoti klientai. Kol kas į klausimus neatsakysiu, tiesiog pristatysiu programą, o po to
atsakysiu į klausimus. Pro programa. Tai yra būtent antra programa, kuri irgi sukurta būtent kompanijos aukso luitelių pardavimui. Ir čia, kaip matome, lentelė jau yra šiek tiek kitokia. Lentelė susideda iš 3 vietų, tai yra iš 3 lygių, tačiau iš 13 vietų. Jeigu prieš tai programos Multicast programa ir Goldline programa buvo iš 1-2, iš 1-2 darėsi, čia yra triple panaudotas principas, iš 1-3, iš 1-3. Ir čia uždarbis yra vėlgi padalintas į 3 blokus. Tam, kad mes uždirbtume auksą, mes turime praeiti 3 lygius ir turime parekomenduoti šitą internetinę parduotuvę minimum 2 naujiems klientams. Ir kai mes esame 3 lygyje, tai yra, kai mes esame čia, nepaišu, kai mes esame čia, vos tik tai užsipildė pirmas blokas, mes uždirbame 1800 €,75 centus. Vos tik tai užsipildė šitas blokas, nesvarbu, koks eiliškumas. Ar vienas blokas, ar kitas. Svarbiausia, kad užsipildytų blokas. Vos tik tai užsipildė antras blokas, mums vėl yra priskaičiuojama 1800 €. Vos tik tai užsipildė šitas blokas, man išmokamas vėl 1800 € ir mes pereiname į antrą tokią pat lentelę. Nes pro programa susideda iš tokių 2 lentelių, būtent ir užsakymas yra 7000 € vertės aukso rinkinio įsigijimui. Bet išskirtinumas šitų programų, taip kaip ir Smart, ir Pro, yra tai, kad mes čia gauname užmokestį būtent užsipildžius vienam blokui. Užsipildė vienas blokas, gavom, užsipildė antras, gavom, užsipildė trečias, gavom. Būtent Goldline programoje ir Multicast programoje arba Standard programoje turi užsipildyti visas pirmas lygis tam, kad gautume bonusus. Na ir štai tokios 2 naujos programos, štai tokios naujienos. Na ir didžiausia naujiena yra ta, kad kompanija paleido neįtikėtiną akciją. Tiek, kiek aš esu čia, tiek, kiek kompanija gyvuoja, tokio dalyko dar nebuvo. Tai yra 30 dienų mes turime lengvatinį laikotarpį ir mes turime galimybę neturėti kvalifikacijos. Kaip ir minėjau, sąlyga paprasta. Minimum 2 rekomendacijos visose programuose. Tačiau Global Smart programoje ir Global Pro programoje nuo gegužės 11 dienos iki birželio 11 dienos galioja akcija nereikalinga kvalifikacija. Nes labai dažnai žmonės sako, o jeigu aš pakviesiu vieną, o jeigu aš nepakviesiu nieko, koks mano uždarbis bus? Kitose programuose to nėra. O būtent šitose programuose, jeigu mes pakviesim vieną, mums bus priskaičiuoti bonusai. Jeigu mes nepakviesime nieko, praėję lentelę, tai yra užsipildžius vienam blokui, mes užsidirbame bonusus. Todėl aš kaip ir sakau, dabar yra unikali galimybė pradėti rimtą elitinį verslą nuo 275 €, nuo 450 €, nuo 375 €, nuo 1050 €, nuo 540 €. Galimybė iš tikrųjų yra didžiulė kiekvienam iš jūsų. Na, o pasirinkimas, kiekvienas jūs sprendžiate, kuri programa jums yra labiau priimtinesnė, kuri programa jums atrodo labiau patrauklesnė. Ir aš kaip ir sakau, pradėkit. Svarbiausia, turit pradėti. Na, o po to, aš kaip ir sakau, su laiku, kai turėsit savo komandą, kai turėsit didelę struktūrą, tuomet, aš kaip ir sakau, privalu dalyvauti visose programuose. Nes tai yra skirtingos programos, jeigu palygintume su verslais, skirtingi verslai. Tačiau su ta pačia struktūra, su tais pačiais komandos nariais,
galima uždirbti visose programose.